Kur buvęs, kur nebuvęs, naujas mėnesis jau čia. O tai reiškia, kad atėjo laikas ir naujam iššūkiui. Pradedu savo naują, jau 4. iššūkį. Visą šį mėnesį darysiu pritūpimus. Jų darysiu po 100 per dieną. Manau, jog šį mėnesį iššūkis laukia tikrai sudėtingas. Nors praeitą mėnesį važinėjau dviračiu, bet tikrai nemanau, kad kojas turiu užsportuotas. Numanau ir tikrai žinau, kad po kelių pirmų dienų tiesiog nebepaeisiu ir bus sudėtinga atsistoti. Ir bus didelis noras viską mesti. Tai manau, kad sudėtingiausia bus išlaikyti motyvaciją ir pabaigti tai, ką pradėjau. Atsakymas paprastas. Niekaip. Sporto salėj esu buvęs tikrai labai senai. Vienas pliusas galbūt yra tas, kad oras už lango nebėra toks karštas. Tikiuosi, kad tai man palengvins daryti pratimą, bet raumenų skausmui oras ir oro sąlygos tikriausiai neturi labai daug įtakos. Tad nieko nelaukiant, pradedam ir darom pirmuosius pritūpimus. Penkta iššūkio diena. Ir ką aš galiu pasakyti? Kojas skauda labai. Skausmas neprilygsta tam, ką jaučiau darydamas dviračio iššūkį, ar atsilenkimų iššūkį, ar juo labiau planko iššūkį. Praktiškai jau nuo 2 iššūkio dienos negalėjau normaliai net atsitūpti, juo labiau atsisėsti ir paskui atsistoti. Tai toks trumpas pastebėjimas, lekiam daryti pritūpimus toliau. Dešimta iššūkio diena. Kojas skauda tikrai mažiau, tas džiugina ir pritūpimai darosi tikrai lengviau. Pats pratimas man patinka, tik nestabdom ir darom toliau.
Iššūkio pusiaukelė. Kaip ir praeitus iššūkius, nusprendžiau šį padaryti ne kur kitur, o miške. Oras nėra pats geriausias, pilnas sniego. Tikrai nesu jam pasiruošęs, kadangi esu su striuke ir džinsais. Na bet iššūkis yra iššūkis, tai ieškausi vietos ir einu jį daryti. Dvidešimtoji iššūkio diena. Kojas skauda tikrai mažiau, tuo labai džiaugiuosi. Tačiau pats iššūkis jau pradeda įkyrėti. Nežinau, ką daugiau labai galiu ir papasakot, apart to, kad skaičiuoju dienas, kiek liko iki jo pabaigos. Tai tikriausiai vienas iš mažiausiai mėgstamų dalykų, kuriuos dabar darau. Dar net nesibaigus iššūkiui tikrai žinau, kad jo nekartosiu. Na bet ką pradėjau, reikia pabaigti, tad nestabdom ir važiuojam toliau. Tai ką tik padariau 25 dienos pritūpimus. Paskutinės dienos, kada iššūkį dar darysiu, nekantrauju ir baisiai laukiu jo pabaigos. Labai daug komentarų neturiu. Truputį daugiau apžvelgsiu pabaigoje šio video, kai jau iššūkis bus pasibaigęs. Važiuojam toliau. Viskas, pritūpimų iššūkis pagaliau baigtas.
Pabandysiu surasti keletą teigiamų dalykų. Tai, kaip bebūtų, yra sporto pratimas ir jį darydamas tikrai jaučiau, kad kojų raumenys dirbo. Dar patiko tai, jog pats pratimas yra labai lengvai ir paprastai padaromas bet kur. Nereikia ypatingai pasiruošti, nereikia aprangos, galima padaryti ir lauke, esant minusui ir apsirengus striuke bei džinsais. Neigiamus dalykus jau norėčiau papasakoti plačiau. Pats pratimas. Nors ir jis pasidaro ganėtinai lengvai, 100 pritūpimų kiekvieną dieną yra nemažai. Tai labai jautėsi kojose. Pirmas 10 dienų buvo tikrai labai sudėtinga vaikščioti, atsisėsti ir atsistoti, pritūpti. Kitas dalykas – pratimo nuobodumas. Šį pratimą sulyginčiau su planko pratimu. Kaip ir plankas, taip ir šis pratimas nieko daugiau teigiamo neatneša, apart to, kad tu išties sportuoji. Taip, tie pratimai tam ir yra skirti sportui. Bet darant iššūkį visą mėnesį ir darant tik tai vieną pratimą, visada norisi atrasti kampą, kaip į tai pasižiūrėti įdomiau. Pavyzdys, dariau dviračio kilometrus. Visiškai nepalyginami dalykai, bet ir pats iššūkis buvo žymiai įdomesnis. Kitas dalykas, bet jį galėčiau pritempti prie visų iššūkių, motyvacija daryti iššūkį toliau. Kai pratimas ir iššūkis nelabai patinka, sudėtinga rasti motyvacijos jį daryti toliau. Atrodo mažiau nei 5 minutės, bet jas surasti ir susiplanuoti jas padaryti yra labai sudėtinga. Nepaisant visų niuansų, iššūkis yra baigtas, nemanau, kad aš jį kartočiau, juo labiau kartojant turėčiau didinti ir pritūpimų kiekį. Nemanau, kad tai darysiu, šiai dienai pritūpimų užteks. Ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškit paspausti patinka, užsiprenumeruoti kanalą bei pasidalinti video su kitais. Na, o aš einu daryti kito iššūkio. Iki!